Labadiena, esame gavę užklausą iš kliento, kaip nukopijuoti BFT vartų pultelį į HRmatic pultelį. Kopijavimas labai paprastas, tik tai prieš tai patikrinkime, ar BFT pultelis veikia. Nuspaudžiu mygtuką, LED lemputės užsidegė, reiškia vartai atsidaro. Papasakosiu šiek tiek apie procedūrą, tai visų pirma atidarysime programavimo režimą HRmatic pultelyje, įkopijuosime kodą iš veikiančio mygtuko ir tuomet dar išskleisime slaptą kodą iš BFT veikiančio pultelio, nuspaudus abu mygtukus vienu metu. Demonstruoju. Atidarau programavimo režimą, nuspaudus pirmą mygtuką ir antrą mygtuką paspaudus 4 kartus. Pirmą mygtuką neatleidžiame. Spaudžiu. 1, 2, 3, 4. LED pradeda mirksėti raudonai. Įkopijuojame iš veikiančio mygtuko kodą. LED sustojo, lauksime, kol pradės mirksėti ir tada paleidžiame slaptą kodą 2 mygtuko paspaudimu. Kai LED pradeda mirksėti žaliai, užfiksuojame kodą naujame pultelyje. HRmatic pultelis išskirtinis tuo, kad gali prisirišti distanciniu būdu. Jeigu vartų automatikoje dar yra pakankamai atminties bent vienam pulteliui priimti. Taip pat nėra užblokuotas distancinis pririšimas. Taigi patikrinkime. Pultelis dabar neveikia, todėl kad nėra pririštas. Nuspausime įkopijuotą mygtuką ir laikysime tol, kol LEDas ant naujo pultelio nepradės mirksėti. Demonstruoju. Nuspaudžiu ir laikau. Kai LED pradeda mirksėti, atleidžiu mygtuką ir laukiu, kol pultelis užges. Kai LED užgesta, reikia šiek tiek palaukti, minimaliai apie 15 sekundžių, kad programavimo režimas užsidarytų pačiame imtuve ir tuomet galima bus ištestuoti naują pultelį. Panašu, kad 15 sekundžių jau praėjo, pabandykime. LED lemputė užsidega, tai reiškia, kad naujas mygtukas yra pririštas.